sulaikyk ranką. Iš čia. Mušu apatinį smūgį iš apačios į galą, jo? Iš tokios. Priešinga ranka. Jeigu šitą ranką dešinę savo pakėlė, iš kitos pusės man gaunasi kairės, reiškia dešinę ranką mušu. Jeigu kairę ranką pakėlė, reiškia kairę ranką mušu. Paprasčiausias smūgiuoja 2 smūgius, po 1 smūgį. Šitą ranką pakėlė, tokioj padidį čia. Op, ranką susmūgiau. Kitą ranką pakėlė. Op, susmūgiau. Jo, eilė, ta pati. Ranka sulenkta, nereikia rankos laikyti čia. Ranką laikau savo palei veidą. Bet nereikia irgi per arti laikyti, nes pataikėsi barzdą. Truputėlį toliau. Kada jums smūgiuoja, truputį tą ranką šiek tiek delną įtempti. Nereikia pasitikti ten stipriai kažką, bet įtemp delną, kad jis jaustų, kur smūgiuoja. Jo tikslas yra smūgio metu neprilies delną, o šiek tiek jį sukeltų. Hop, tenais aukščiau. Ir kitos rankos laukiu. Iš čia. Hop, aukščiau. Dabar principas koks yra apatinio smūgio. Kai smūgio dešinė ranka, reiškia ant dešinės kos šiek tiek nežymiai pritupiu. Labai nežymiai. Iš tokios padėties visą laiką koja pirma startuoja ir paskui juda iš karto ranka. Koja startuoja, koja sukasi kai gręžtas ir stiebės į tokią padėtį. Petys juda į priekį. Iš tokios padėties juda jūsų ranka. Op, sukeliasi. 1, ruošiat kitą, o, tupet, op, 2. 1, 2, kitas 2. Apatiniai smūgiai. O, nes tu muši tenais, o to truputėlį petys. Tu pametį žiūrės, prižiūrėti mane. Tu žiūrė kažkaip iš šono, muši tą ranką. Taip, į mane žiūrėsiu. Antras dalykas, iškliep. Taip. Kur apatinis? 1 smūgis, kaip šitas. Nesusigaudyt. Iš kitų kampos. Labai nežymiai ir paskui stopis. Taip. Dar ranką mušė paskirtos. Čia yra barzda. Jeigu tavo ranka eina skersai, tu man pataikė ranką. Tavo ranka turi tiesiai čia. Reiškia, biškį vatrakuoji, biškį turiu. Ir dabar stieptis. Su koja, op, tai stieptis. Gaunasi smūgis. Žiūrėk, smūgio metu. Tu tam, kad nereikėtų užsimoti. Tu biškį atlaskus. Tu ją suki ir stebėsi. Op, judesys. Iš tokios turėti. Iš čia. Op, judesys. Taip. Daugiau sulasakyti. Taip. Taip, vėl nuėjo tos smūgis ten. Turi mane matyti. Taip, turi mane matyti. Taip, šūnas grįžta. Nesiblokuok tą ranką, nes neapsigins. Ranka turi grįžti prie galvos. Taip, grįžta prie galvos. O, matai kūnas tiesiai. Op, ir grįžta kūnas. O, taip, kitą ranką. Siauriau šūnas. Kūnės daugiau čia, ne? Jų visai pasakaus nereikia. Kūnės reikalingos tam, kad petys būtų atplaidotas pirmoje, nes alkūnė sukeli, reiškia, tavo petys laiko visą rankos svorį. Ir smūgis paskui vis pavarsta, gynyba tau leidžiasi čia, į apačią. Supranti? Antras dalykas, alkūnė reikalinga tam, kad tu spėtum pasistatyti koką smūgio metu. Nes jeigu taip laikai rankas, žmogus rodys čia smūgiu, čia jau smūgiu ir čia. Tai tokia pat, ir tavo pataikys, praėjus. Dėl to alkūnės turi būti siauriau. Tokia. Gerai, nesusikausti. Taip, gerai. Grįžta ranka. Nebėjau. Opa, ir iš karto. O, taip, gerai. Aš